Sveiki! Tęsiam mūsų pokalbius ir tam tikrų įdomių klausimų susijusių su sveikata nagrinėjimu. Ir taip šiandien panagrinėsim, kodėl žmonės virš 40 praranda raumenis. Ir praranda, kaip nebūtų keista, kiekvieną dieną. Ir skirtumas yra tik tai tame, jūs sportuojat ar ne. Jeigu jūsų raumenis gauna fizinį krūvį, praradimas yra mažesnis, jeigu ne, praradimas yra didesnis. Kur yra tragedija situacijos? Tragedija situacijos atsiranda po truputį ir šiek tiek vėliau, kai mes prarandam pakankamą kiekį raumenų. Tai tada mes daromės tokie, kad mes negalim atlikti tam tikrų būtinų darbų ir sumažėja mūsų mobilumas. Kai tik tai sumažėja mūsų mobilumas, atitinkamai sumažėja kontaktai ir prasideda grandininė reakcija, mažėja gyvenimo kokybė, ir atitinkamai lygiagrečiai atsiranda tam tikros lygos, kurias inicijuoja raumenų nebuvimas ir, taip sakant, kelias anapilin pasidaro greitesnis. Ką daryti? Ką daryti, kad išvengti arba minimizuoti? Pirma, reikia suprasti, kad mūsų kūnas gali pristabdyti. Tam, kad tai būtų, kaip aš jau minėjau, reikalingas fizinis aktyvumas. Ir jisai turi būti dviejų pakraipų. Turi būti būtinai jėgos pratimai ir ištvermės. Ir turi būti tam tikras balansas. Kaip atlikti, kokie santykiai ir taip toliau, nuo ko pradėti, reikia kreiptis į kvalifikuotus specialistus. Jeigu norit sužinot, kur kaip, rašykite apačioj, gausit atsakymą. Ir tie specialistai jums padės įeiti į šitą procesą. Jeigu jūs dabar nieko nedarot, arba darot, bet chaotiškai taip, kaip jums atrodo teisingai. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad fizinis aktyvumas paskatina ne tik tai hormonų generaciją, o hormonai reikalingi tam, kad mūsų kūnas atsistatinėtų, bet ir kaip šalutinis efektas ateina taip, kad mūsų smegenys pradeda dirbti ženkliai geriau. Ir tai atsiranda ypatingai, kai yra pakankamai daug aerobinio krūvio. Ir šitoje vietoje yra visas mokslas, nauji tyrimai, kurie rodo, kad tam tikros dozės aerobinio krūvio, o aerobinis krūvis tai nėra mažas paprastas kardio. Aerobinis krūvis galima skaityti, kad jisai prasideda, jeigu jūs pradedat treniruotę ir jos trukmė yra ne mažiau negu 30 minučių. Tai optimalu nuo 45 iki 90, kad pulsas būtų antroji zonoje, tai yra toks, kad jūs galit dar kalbėti, jums užtenka deguonio. Ir tokiai būsenoje jūs galit vaikščiot, bėgt, važiuoti dviračiu ir tada atsiras tam tikri efektai mūsų kūne, kad mūsų smegenys lygiagrečiai, ženkliai greičiau atsistato. Bet čia dar ne viskas. Esmė yra tame, kad tokia veikla, jinai mus dar ir atjaunina. Kodėl? Todėl, kad kai kūnas būna apkrautas, stabilizuojasi medžiagų apykaita. Kodėl aš sakau stabilizuojasi? Todėl, kad ją pagreitint labai sudėtinga. Sulėtint ženkliai greičiau padaryti. Kaip ją galima sulėtinti? Labai paprastai. Reikia pradėti mažiau valgyti. Taip. Ir tada pradės darytis lėtesnė medžiagų apykaita, dėl ko kūnas spręs, kaip išgyventi bado sąlygą. Tai bado sąlygos mums netinka, mes galvojam apie raumenis, maisto pas mus pakankamai, tai ką reikia daryti? Treniruotės. Geriausia, kaip treniruotės, pasitart su treneriu. Jeigu trenerio nežinot, rašykit čia, bus rekomendacijos, treniruokitės, būkite sveiki. Šiandien tiek ir iki.